Ministre? Ministre? Sveiki, sveiki. Taip, tai ministrė, kodėl jums yra svarbu susitikti ir apskritai visiems ministrams susitikti su Navalnaja? Aš manau, kad Europos ministrų susitikimas yra gera proga išgirsti ponę Navalnają, išgirsti, kaip jinai mato situaciją, kaip jinai vertina, kokie jos planai toliau, kokie organizacijos planai. Kad ir kaip vertintume Aleksejų Navalnį, daug kas sieja jį su kitokios Rusijos ateitim. Ir man įdomiausia yra turbūt, ar jinai imsis nešti jo vėliavą toliau. Jūsų žiniomis, ar Europos Sąjunga ruošia kažkokį atsaką į Navalno? Kas negirdėjau po to. Koks turėtų būti atsakas? Mažiausiai sankcijos. Anksčiau, kaip minėjau, yra jau liūdna tradicija tapę, kad kiekvieną kartą, kai yra nužudomas opozicijos atstovas ar lyderis ar žurnalistas Rusijoje, Europos Sąjunga sugebėdavo susitelkti ir pasiūlyti naują sankcijų paketą. Ar tai bent mažiausiai tiem žmonėm, kurie prisidėjo prie mirties. Aleksejus Navalnis yra pats autorius labai daugelio pavardžių, kurios buvo teiktos Europos Sąjungai sankcionuoti dėl to, kad turėjo geriausią informaciją apie tai, kas yra kas Rusijoje, kurie oligarchai remia režimą. Toliau manau, kad tai būtų garbinga Europos Sąjungai tęsti tą liūdną tradiciją, bent jau neatsitraukti atgal, dėl to, kad tai būtų irgi tam tikras ženklas, kad nebegebame net ir to. Tikiuosi, kad taip neatsitiks. Sankcijos dabar svarstomos, tiesa, ne tame kontekste, 13 paketas, kaip jį jūs matot? Be didelio optimizmo. Pirmą kartą sankcionuojamos trečiųjų šalių kompanijos. Jos yra pasiūlytos. Pažiūrėsim, kol kas turime aiškus veto būtent tom kompanijom. Ar pavyks priimti paketą iki karo metinių? Paketą priimti pavyks. Klausimas tai ar stipriai. Dėl to ir mano žinia šiandien Europoje yra, ko gero, mažiau optimistiška negu įprastai būdavo. Aš manau, kad mes dar galim padaryti, bet visa techninė diskusija, kurioje mes dabar dalyvaujame, yra niekaip adekvačiai neprilyginta tai situacijai, kuri yra fronte. Kuomet ukrainiečiai yra palikti be ginkluotės, be šaudmenų, ypatingai sunkioje situacijoje, sudėtingoje. Mes kalbame tai, kad ar mes sugebėsime keletą šimtų žmonių įtraukti dar į papildomą sankcijų paketą. Tai svarbu, aš to neneigiu, bet tai netitinka realio. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien turėtų paskelbti kandidatuojantį antrai kadencijai. Jūsų nuomonė, tai tinkamas kandidatas tokiu sudėtingu laikotarpiu vadovauti komisijai? Tai stipriausias kandidatas, kokį Europos šiandien turi. Dar apie vieną kandidatą. NATO taip pat svarstoma apie naują lyderį. Ar Rūtė atitinka Lietuvos įsivaizdavimus dėl NATO generalinio sekretoriaus? Aš suprantu, kodėl jis gali patikti daugeliui valstybių, kaip itin geras derybininkas ir įrodęs praeityje, kad geba sutelkti skirtingas pozicijas. Ir jokios tikrai asmeninės priešpriešos nėra. Ko gero, svarbiausias dalykas, kad būtų atsakyti kai kurie labai reikšmingi klausimai, kaip kandidatas šiandien mato rytų flango gynybą. Dėl to, kad taip jau gali atsitikti, nėra atmestina, kad būtent šiam kandidatui, jeigu jis taptų generaliniu sekretoriumi, tektų būtent ir ginti rytų flangą, arba bent jau padaryti taip, kad rytų flangas ir visas NATO tikrai būtų atgrasytas nuo atakos. Tai laukia labai neramus laikai ir tai tikrai nėra eiliniai rinkimai, tą puikiai visi suprantame. Dėl to ir politikos pristatymas irgi taip pat turėtų būti neeilinis. Tikiu, kad tam išgirsime. Ačiū Jums. From? You are From Kuwait TV. From Kuwait TV? Yes, Minister. Concerning what you said, that you are not that optimistic. It has been 3 years for the war, Minister. Two, and we are approaching the... what gives this impression that the EU is still relaxed, that there is not that much urgency? What gives this impression that this risk of the war is contained? The risk of war is not contained, and that is clear because Russians are continuing, and we're continuing debating. I said that the main problem was from the very onset of the war is that here in the West we were not able to formulate
a goal of what we want to achieve. In 1990s, when Kuwait was attacked, there was a very clear formula of what the Allies wanted to achieve with Kuwait. Get rid of invading forces, restore justice, restore the country, right? And it was achieved to the best of the ability of Allies. That was a very strategic goal. Now, unfortunately, we don't have that. So it's very, when you don't have a destination, so how do you know when you get there? And this is why we're stumbling. This is why we're wandering around. And therefore, Lithuania has been calling, let's take example of previous attempts, previous alliances, when we stood for those who are oppressed, when we stood for those who are attacked, and we defended them. We helped them to defend. Different means, maybe different instrument, but we did that in the past. We could still do that right now. And then it would be clear that we are winning, that Ukraine is winning, and that Russia is contained, and that maybe, hopefully, Russia will not attack anybody else. This is the main goal. How do you can take this credibility to ask this strong stance? Why can't take also the same measures concerning Gaza, for instance? Well, it is very difficult to agree among the 27. That is a problem when we talk about Ukraine. It's very similar when we talk about Israel and Gaza. We're just not in agreement. Thank you so much. In the future. That will be my main message here today.